Lina Žutautė 9 apgamėliai. Mistinis siaubo romanas. Ištrauka. Jurgos pelena buvo minkšta ir maloni liesti, lyg mažo šuniuko pilvas, ir dar baltutėlė, tarsi ką tik iškritęs sniegas. Nuostabi ar ne, murkė savimi patenkinta Jurga, vilingai šypsodamasi. Pirmas vakarėlis po valandos. Geriau būtų po savaitės, arba mėnesio, arba metų, dar geriau niekada, abejingai galvoja Ansius. 20 minučių anksčiau laiko susiruošęs pagal nerašytas vidaus taisyklės. Dvigubas kaklaraiščio mazgas, prabangus tualetinis vanduo, vos pastebimas manikiūras, o raudona Jurgos suknelė atvira nugara veda jį iš proto. Gal neikim, Ansius mintimis nubėgina nutraukti peleriną jai nuo pečių ir dar kartą akimis paklominėti 9 nedidelius apgamėlius, glaudžiai įsidėščiusius po kairiąja Jurgos mintimi. Tai mano gyvenimo kryžius, saugokis, tokia našta užkirčiama, nesuprasi jokiais ar rimtai, kas kart kartodavo Jurga, kai Ansius švelniai liesdavo lūpomis šią vietą. Įdegusi, ištreniruota nugara, šilkinė oda ir tas kvapas, jos kvapas, lyg ne osle, o vien šeštuoju pojūčiu, išpažįstamas velkti jais, pasklisdavo ore, nes prie jų prisilietus. Jos kvapas. Kvailiukė, čia gulbė žvaigždyną, žiūrėk, ir Ansius pakišdavo jai panosint savo dešinę ranką, kur vidinėje dilbio pusėje virš mėlynos iššokusios gyslos rudavo lygiai tokie pat 9, tik plačiau pasklydę taškeliai. 9 apgamėliai, identiški Jurgos apgamams. Kodėl gulbės? Nes aš taip nusprendžiau, atsakydavo. Turbūt čia ženklas, kvatodavo Jurga, o Ansius juokas neėmė. Tokiais ženklais jis tikėjo, nes tokiais ženklais tikėjo ir jo baba. Tokį tikėjimą neišnaikinsi nei kryžių žygys, ani auksiniais bažnyčių kupolais. Baba kartodavo, tikėk Ansiau, tikėk arba išprotėsi. Ar išprotėjai, Jurga pažvelgė per petį ir dešinysis jos antakis klausimų šoktelė aukštyn. Nepradėk gerai, juk jau prieš savaitę susitarėm, kad eisim ir kad nebus jokių tavo nesąmonių, okei? Okei, Ansius nesiginčija su Jurga. Dėl nieko nesiginčija, į kurioje lovos pusėje miegos, nei dėl tapetų spalvos, nei dėl druskos kiekio trubėje, mes ar žuvis, pienas ir viskas, Honda raudė. Bestuburis tu, visiškas bestuburis. Niršta Jurga, tačiau Ansius tik šypsos ir leidžia jai vadovauti. O Jurgai patinka, kai ją žiūri, kai jos klauso, patinka, kai paklūsta jos valiai, nesvarbu, ką žmonės kalba. Tai tik pavydas ir nieko daugiau, jei būtų kas nors daugiau prisiekiu, sužinotum pirmas, neimk nieko į galvą, nieko neklausk, aš tave myliu. Ansius niekad ir nesiklausė. Kai prieš 12 metų pradėjo dirbti dizaino firmoje Horizontas, jų buvo tik 3 – Leonas Duda, einantis direktorius, vadybininko ir vairuotojo pareigas, Benas Guodis, meninis direktorius, kaip mėgo skambiai pristatyti klientams, nes iš tiesų jokio meno jie veikloje nerastum nesužiburiu. Paprasčiausias techninis užsakovo poreikių patenkinimas, pasitelkinti psichologinį poveikį ir smailingą žuvį. Ir jis, Andrius Antanas Tyla, firmos dizaineris, su vos pusės metų apividalintoje patirtimi rajoninio miesto seniūnijoje, tačiau pilna galva idėjų ir užsidegimo kurti. Tiesa, dar buvo birutė samdoma buhalterė, tačiau Ansius matė ją tik kartą, paklausta ar galėtų išmokėti pirmą algą 2 dienom anksčiau, jie atsakė. Mano klasiokas buvo susiplanavęs savo gyvenimą iki smulkmenų. Dar mokydamasis 8 klasėje žinojo, kokį automobilių vairuos sulaukęs pilnametystės, kur dirbs 25, kokia bus jo žmona, kiek turės vaikų ir kokie bus jų vardai, kurias pasaulio šalis aplankys sulaukęs 40, kada išeis pensiją ir kaip atrodys jo antkapis. Manau, jis būtų gyvendinęs visus savo planus nuo A iki Ž, bet vieną vakarą užsisvajojo žiūrėdamas į žvaigždes ir paslydęs nukrito nuo stogo. Tada susitrenkė galvą ir niekada nebeatskyrė, kuri raidė yra A, kuri Ž, o net savo išlaidų nesusiplanuoja. Nu jo, pritarė jai Sugūnas Ansius ir grįžo prie darbo stalo. Beprotė pagalvojo, nieko nematančių žvilgsnių, spoksodamas į ekraną.